Labas. Dabar yra 4 ryto. Einu savo gatve, Galvojam važiuoti į Palangą. nes nei vieno nėra laisvo bolto, kuris galėtų mane pavežti iki oro uosto. Reikia susipakuoti daug dalykų, nes darysiu reelsus, darysiu videkus. Aš realiai esu jau tech youtuberis. Einam valgyti. Šiame epizode kalbinu Andrių Talžūną, Lietuvos youtuberį, kuris turi 119 000 subscriberių, nevengia pasidalinti savo patirtimi ir patarimais, kaip augti internete, bei žinoma papasakoja apie savo 10 metų youtuberio karjerą. Tu save laikai videomakeriu ar influenceriu? Aš dažniausiai save laikau youtuberiu. Okay. Ir dabar buvo eventas Akropolį ir parašyta susitikimas su TikTok žvaigždė. Oh. Kur taip pat turbūt mažiausia tavo platforma, kur mažiausiai stengiasi. Jo, kad stengiasi mažiausiai, bet ten kažkaip gainsai didžiausiai, nu, tipo, daugiausiai. Jeigu pradedu keltai, daugiausiai followerių kyla, daugiausiai peržiūrų. Jo. Geras. O klausyk, gerai, turiu tokį apšilimui klausimą. Kodėl apskritai pradėjai kurt YouTube'ą, nes tu pradėjai nuo YouTube'o, ir kodėl vis dar kuri šią dieną? Nežinau, aš šiaip labai mėgstu YouTube'o pačią kaip platformą ir žiūriu daug visokių YouTuberių ir YouTube'ės videokų žiūriu. Ir, tipo, man būna, kad aš užsiskrolinu kokiam Instagram ir galvoju, nu, čia, tipo, waste of time, einu geriau normaliai pabūt ir tada nueinu YouTube'ą. Ir tada man tokia ramybė, nes ten nu, toks kažkaip geresnis kontentas man ten daug fainiau. Tai Nes aš ten dar teisingai- pats, ten realiai pats dar pasirenki, ką žiūrėt, o ne ką tau meta, tipo. Ok, tai čia dabartinė tokia kasdienybė tavo yra ta, kad, nu, ok, aš noriu pats rinktis, dėl to dabar naudoju pats YouTube'ą, bet pati kūryba, nuo ko prasidėjo? Tiesiog vis tiek siekiai kažkokius žmonės, kas tave inspiravo, ir vat, kad, nes tu visada vloginai. Jo, nu, šiaip pačioj pradžioj, kai ten man buvo 11 metų, tai aš tada atradau YouTube'ą. Nežinau, nepamenu tiksliai kiek metų, bet pradiniai mokyklai. Ir aš atradau tiesiog frazę how to ir tą beleką gali parašyti ir bet ką išmokti. Aš tiesiog pradėjau mokintis magijos triukų ir po to tos researchindamas how to video pamačiau, kad yra how to upload videos to YouTube ir galvoju, oh my god, tai čia ir aš galiu įkelti tipo videokus. Ir tada nufilmavau savo magijos triuką ir įkėliau videoką, tada antrą tokį, trečią, ketvirtą ir ten tiesiog su Nokia telefonu mamos buvo filmuota, kur ten jis filmuoja kem sekundžių. Tai va čia tokie mano buvo pirmi videokai. Okay. Ir man kažkaip visą laiką patikdavo kažką nufilmuoti ir įkelt. Tada buvo toksai, tipo, žongliravimo dalykas, diabolas vadinosi, dvi lazdelės sujungtos su virvutė. Ir aš šiaip visai neblogai mokėjau su juo tos triukus daryti. Tai tų keletą videokų nusifilmau, tada šiek tiek vėliau buvo jau filmau su 4 iPhone. Okay. Ir tada tuos uploadinau, tada kažkaip ant to iPhone su 4. Nu nesvarbu. Tada uploadinau, tada kažkaip atsirado iMovie tipo tam iPhone, man atrodo. Ir aš atsimenu, kad jau biškai ir editindavau per tą telefoną, ten kažkokį redučių videoką, po to man žiauriai ant fulės buvo užsihypinęs ir man labai patiko Nike Mercurial tokie batai. Ir aš žiauriai žiūrėdavau, o tokių norėčiau, tai padariau iš tų Mercurial, iš Google Images atsisimčiau pilną tų batų ir tokį irgi tenai per iMovie tipo padariau tokį montažą. Tai vat visokių tokių prisigalvodavau, o po to prasidėjo ta era, kai visi žiūrėjo Casey Neistat ir norėjo būti filmmakeriais ir dar ten keletą vlogerių tokių. Nu, šiaip pirmą aš galvojau, kad būsiu tipo toks filmmakeris, kažką ten filmuosiu, kažkokius editus, montažus, bet po to kažkaip save pradėjau filmuoti ir tos visus, ką norėjau filmuoti ir daryti, integravau į savo tipo videokus ir kažkaip taip gavosi. Ok. Ar esi kada nors sulaukęs palyginimo, kad esi lietuviškasis David Dobrik? Šiaip jo, tipo, buvo Casey Neistat era ir tada buvo David Dobrik era mano vloguose ir kažkaip bandžiau taip panašiai kažkaip daryti. Nu, man žiauriai patiko, kad didelis friend grupas ir jie ten tiesiog kažką juokauja ir tada yra visas vlogas susidaro iš vieno kažkokio bairio, kito ir tiesiog visas vlogas gaunasi. Tai
tiesiog realiai filmuoji visą dieną ir iškerpi tik tai juokingus ar ten kažkokius linksmus momentus. Ir galvoju, tipo, nu, mane tas inspiravo ir aš taip kažkaip panašiai darau. Ir tada kažkas parašė komentarą, kad, tipo, o, David Dobrik. Ir tada galvoju, o, visai kietai, kad, tipo, irgi kažkaip Bet šiaip pastebi. gerai, kad susijęja tokią sąsąją. Ten, žinai, vieni gal jautresnis galvotų, oi, tai čia mane dabar biškai kind of įžydžia, nes galvoja, kad aš čia kopinu, bet iš kitos pusės, nu, tai yra įvertinimas. Ne, ko. O tai Aš gerai. dar atsimenu, kad tas David Dobrik buvo biškai vėliau, o dar pačioj pradžiai mane inspiravo Casey Neistat ir toksai Justinas Kalauna. Jisai nedidelis buvo youtuberis ir aš net nežinau, kad jį kažkas žino. Nu, jis ten turėjo gan daug subscriberių, ten palyginus gal 200-300 tūkstančių, bet labai daug turėjo, nu, keletą turėjo videokų, kurie labai išpopino, o visi kiti ten nebuvo labai populiarūs ir nežinau, kad jį tai pažiūri kažkas. Ir tada kažkas parašė po mano ten pirmais kokiais 20-30 videokų kažkokį vieną komentarą, kad, o, čia toks Justinas Kalauna vibes. Ir galvoju, oh my god, kažkas irgi tepai žino. Tai, okay. Bet tai geras. Ieškoji, žodžiu, kai vadovavaisi to posakiu, kad good artist steals arba tipo copies. Jo, kažkaip. Nes iš esmės nėra gyvenime labai čia kažko naujo, tu tiesiog adaptuoji ir per laiką tampa tai savita. Jo, ir aš dar pastebėjau kažkaip paėmė iš vieno, iš kito kažką, bet kadangi tu savo įdedi, tai kažkaip vis tiek vos ne pasidaro susijungimas iš skirtingų artistų tavo ir tada įdedi šiek tiek savęs ir tada gaunus tavo toks kaip ir kinda originalus turinys. Ar buvo istoriškai kažkoks vienas videkas, kuris sukėlė didžiausią tavo augimą? Nežinau, kažkaip kaip ir viskas reguliariai kilo plius minus, bet atsimenu, kad mano sesė turėjo daug didesnę auditoriją negu aš pačioj pradžiai, tai aš pradėjau ją pasimti savo videkus ir rašyti į title, tipo, kad čia su ją. Tai vat tas pačioj pradžiai pakėlė ir atėjo auditorija iš sesės realiai. O po to, nežinau, kažkaip viskas kaip ir reguliariai. Gal aš tiesiog per daug į statistikas nežiūrėdavau. O tai ar dabar žiūri? Labai patinka man tas skiltis YouTube'ai, kur top kelintas videkas iš 10 įkeltų, tai tą žiūriu, tada kartais darau keletą thumbnailų įkeliu, kur eina ir tada karts nuo karto pasižiūriu, kiek retentionas, kur nudropina, o kur labiau pakyla. Tai kad išlaikyt visą vos nelaiką žiūrėti, tai reikia visokių ten implementuoti triukų, bet man kartais nepatinka tas, nes aš kai filmuoju, tai realiai susifokusavęs į visą veiklą ir filmuoju vos ne... Tarp kitko, kitą ranką ir tada viską editę bandau padaryti, nu, plius minus. O kad tą retentioną išlaikyti, tai reikia labiau, atrodo, kai jau montuoju, galvoju, blema, reikėjo čia gal taip daryti, gal čia taip reikėjo pagalvoti, biški, kad reiktų ir tam filmavimą pagalvoti, bet aš jau taip nuo seno atrodo pripratęs, kad tiesiog nufilmuoju, o po to, kai reiks montuoti, tada sumontuosiu, o tada, kai reikia montuoti, tada keikiuosi. Okay. Bet gal čia ir yra tavo išskirtinumas, kad gal, tu neoverthinkini filmuodamas, nepriplanuoji ir viskas atrodo toks kind of POV, toks jautiesi, nes aš esu nemažai tavo videokų peržiūrėjęs iki mūsų pokalbio ir anksčiau yra tekę tikrai nemažai matyti. Ir aš visą laiką galvoju, kiek žmonės jaučiasi, lyg būtų dalis to viso veiksmo, žinai, kas vyksta. Tai gal čia toks, aš sakyčiau, net ir labai didelis tavo išskirtinumas, nes panašaus stiliaus kūrėjų aš Lietuvoje nelabai žinau. Ar yra kažkas, kas artimai tau būtų darytų kažką tokio? Dar pas mane yra tas, kad aš kaip ir nelabai turiu tokį, ką aš visą laiką darau, tipo, labai būna skirtingų dalykų. Tarkim, pas save kanale jo daugiausiai vlogų, bet būna irgi ten kažkokių, ten, nežinau, ten lenktynės su kažkuo. Tada į pildiką iš visokie skirtingi ten videkai eina. Tada Instagram'e ten kartais skečas, kartais kažkoks montažas, edit, kartais kažkoks. Nu, man tipo labai daug skirtingų dalykų patinka ir labai priklauso nuo mėnesio laikotarpio ir į ką aš susidomėjęs tuo metu esu labiausiai ir tą aš tuo metu kursiu. Neturiu kažkokią specifinę. O kaip galvoji, šiaip iš esmės, ar yra labai svarbu save įstatyti kažkokią vieną nišą ir laikytis to savo tematikos, ar visgi galima Lietuvoje kurti apie viską, visaip ir vis tiek išpopint?
Nu, tai manau, kadangi man čia kažkiek gavosi, tai manau, kad įmanoma kuriant viską realiai, bet yra daug kūrėjų, kur yra keletas net tokių kūrėjų, kur atranda savo kažkokį vieną kabliuką ir tada jį tęsia žiauriai ilgai ir jis biški downfallina ir jau nebeįdomu tas pats per tą patį. Bet yra tokių žmonių, kurie moka tą patį kažkaip toliau pristatyti ir vis tiek tas vis juokingiau ar ten geriau ir vis įdomiau, tipo eina. Tai nežinau, labai priklauso jaučiu nuo turinio ir kaip tu jį pateiki. Bet kad kažkiek keisti jį reikia, tai manau, kad vis tai logiška, nes labai daug keičiasi visų, ypač dabar ten TikToko žinomumai, visokie trendai, jie ten belia kaip greit praeina ir pradžiai, kas ten buvo žiauriai įdomu, po to, oi, tas pats per tą patį ir nebeįdomu. Tai. O pats bandai integruoti trendus į savo ilgo turinio video, ar nelabai? Kažkaip kaip gaunas, bet jeigu gaunas integruotai, tipo taip gražiai įsiintegruoja kažkoks mymas ar ten jo, šiaip tai man kai trendai patinka ir man dažniausiai, kad jo, randu save darant tos trendus kažkokius. Ten ar nu, pagrindė kažkokie mymai tipo būna, ar kažkokie dalykai, nežinau. Tai žodžiu, tu esi toks iš tų Gen Z su meme culture. Jo. Okay. O klausyk, gerai, mano klausimas dar yra vienas, kurį labai norėjau užduoti. Yra, ar turi apskritai kažkokį turinio filtrą, kur kartais būna gal net ir nufilmuoji ir ta galvoji, ne, šito dėt nereikėtų. Jo. Kažkaip, nu, man, nežinau, visokių, nu, tokių, not safe for work jaučiu. Okay. Nekeliu dalykų dažniausiai. Nu, nebent ten taip labai subtiliai kažkaip praeina. Ten, nu, pavyzdžiui, nemėgstu kelti jokio ten alkoholio, lažybų, energetinių gėrimų, visokių, netgi keiksmažodžius mėgstu, tipo biškių užslėpti. Nebent ten labai jau juokingai pasako ir ten jau į kokią nors specifiškai mano platformą, kur ten YouTube'as, kur žinau, kad čia tik aš atsakingas ir ten nėra jokių. Tai. Okay. Ir turi būti taip, nu, ne piktai, o kažkaip praeiti juokingai, specifiškai, bet irgi kartais taip, nutilinu, kad būtų aišku, bet kad nebūtų taip pat išėję. Tai kažkaip mėgstu tokį kinda clean turinį paleisti. Šiaip visai logiška ir iš reklamos užsakovų pusės. Tampi daug patrauklesnis daugeliu prekių ženklų, pirmas dalykas. Bet man čia irgi gal gali papildyti, pavyzdžiui, tai yra daugiau būtent dėl reklamos užsakovo ar ir tavo asmeniniai įsitikinimai? Kad visgi galbūt žiūri mane, nežinau, nebūtinai mūsų amžiaus žmonės. Jo, kažkaip iš savęs labiau šitas atėjo. Ten gal nesu 100% toks realiam gyvenime, kur tipo ten, oi, nesikeikiam ir nerodom tokių dalykų. Bet aš kaip ir stengiuosi tokį, kaip ir save tikrą perduoti per tuos savo video, bet tokį bandau clean padaryti, bet realiai nuo pat pradžių tokį turinį darydavau ir niekad nebuvo galvoj, kad čia, oi, negausiu užsakovų kažkokiu. Tiesiog kažkaip taip natūraliai gausi ir nežinau, nenoriu, kad ten mane žiūrėtų, kaip aš ten girtas mieste prisikabinėjau prie žmonių live stream. Šiek tokia aktualiai įterpta. Trendus irgi mėgstu įterpti į videos. Ne, tai jau, nežinau, aš kažkaip toks nesu, tai ir turbūt nedarau. O kiek tavo turinys yra suplanuotas ir kiek visiškai spontaniškas? Čia jau galim kalbėti, žinai, ne tik apie YouTube, bet ir apie tavo TikTokus, stories, nes vis tiek man yra tekę matyti, kaip tu tam tikrus stories net filmuoji ir tu vis tiek atrodo kartais pagalvoji ir apie scroll stopperius ir apie daug momentų. Vat kiek šiaip planuoji iš esmės turinio, o kiek gaunas tiesiog ekspromptų ir let's go? Jo, tai šiaip labai nuo turinio priklauso. YouTube, jeigu vlogas kažkoks, kelionė, tai tiesiog varai ir filmuoji. Bet atsimenu, anksčiau tai būdavo realiai nesvarbu. Tiesiog praėjome ir filmuoji. O dabar kažkaip reikalingi tie visokie hukai, kad daugiau pritrauk peržiūrų ar ten žmonių, nes kitaip tiesiog neišpopins tavo video žmonėms, kurie nori gal tą pamatyti. Tai bent jau kažkokią pradžią, ar ten reelsuose, ar videokose bandau tipo jau padaryti, kad žiauriai užkabintų.
kad ar pirmas kažkoks sakinys, nu aš aišku prisižiūrėjęs ten visokių tiktokų ir reelsų, bet biškai pradedu ir suprast pats, ypač kai matau, kad, be kažkokio huko visiškai nepaėjo story Instagram'e, o jeigu ten įdedi kažkokį, kad įdomu, ir tada integruoji kažkokią žinutę, kokią nori pasakyti, ir tada ten dvigubai daugiau peržiūrų. Tai tada prieš keliant ar prieš kažką filmuojant, tada pagalvoju, kaip čia turi atrodyti, kad pirmi žodžiai ar pirmi kadrai pritrauktų tą žiūrovą. Tai vat, pavyzdžiui, paskutinį dariau ten keletą videokų YouTube, tai vos net ten padariau. Šiandien mes tą ir tą darysim ir tada įkeli kadrus iš to videoko, nes anksčiau, pavyzdžiui, viską chronologiškai montuodavau, kaip buvo, taip ir padarydavau, o dabar padarai tokį intro, kas bus vos ne, tada sukeli tokių teaserio kadrų, kas buvo tam videokė, biškai gal pablurini, kad būtų kažkokia intriga, kad ne iškart viską atskleisti ir tada prasideda tas video. Arba istorijos Instagramo, pavyzdžiui, būna, kad ir kažkokia reklama. Ir jeigu pastebėjau, jeigu tiesiog aš priešais telefą ir pradedu kalbėti kažką pasakot, tai labai daug yra, kas skipina. Tada pastebėjau, kad reikia prieš postinant tą partą, kur turiu pasakyti informaciją ir ta informacija realiai net logiškai pagalvojus bus įdomi ten gal 10% žmonių, nes žmonės turi būti, tarkim, kažkokia reklama skirta studentam, tie studentai turi būti iš Vilniaus ir dar jiem įdomu būtent tas dalykas, ką aš ten siūlau. Tai labai nedidelis kiekis yra žmonių, bet jeigu patys pirmi praskipina tos storius, tai kažkaip tiem nebeišpopina, tai vis tiek turi pamatyti daug žmonių, atrodo. Ir tada įkeliu pirmus storius kažkokius, ar kažką jokingo, ar kažką įdomesnio, kas visiems būtų įdomu, ar kažką, kad žmonės turėtų paspausti arba parašyti, tipo, kad sukeltų tą algoritmą, ir tada įkeliu tos storius, kur irgi pirminis kažkoks būna hukas, kuris atrodo pritrauktų dėmesį didesniai auditorijai, ir tada jau sukeliu tą informaciją, kuri jau realiai skirta tai specifiškai žmonių grupiai. Tai, taip kažkaip mąstau. Tai yra apgalvota jau, žinai, kur kartais aš įsivaizduoju, gal ir tu tai jauti, man būna kartais, aš kartais pats jau nebežinau, ką žinau, nes darai tiesiog automatu. Taip. Darai automatu, tu žinai, kad taip veikia šią sekundę ir jau net negalvoji. Ir nepamiršt, čia taip reikia padaryti, žinai. Ir kol garsiai nepasakiau čia, tol gal net ir iš tikrųjų nežinau, kad tiek galiu ištraukti iš savęs. Yeah. Geras. O tai gerai, tu vis tiek komunikuoji per visas platformas dabar jau šią sekundę. Kartais net ir TikToką įtraukia į savo visą komunikacijų planą. Ar tu turi susidaręs kažkokį kalendorių? Tiesiog go with the flow. Šiaip go with the flow būtų gerai, nes kartais atvaro žiauriai daug. Pavyzdžiui, man nepatinka, kai vien tik reklamos būna. Bet aš irgi stengiuosi tas reklamas tokias padaryti labiau per turinį, kur kažkada irgi kalbėjau su draugais, kurie visiškai, jie nėra kažkokie turinio kūrėjai, jie realiai yra turinio žiūrovai. Ir sakau, čia tiek daug reklamų, reikia kažką irgi kelt kitokio, kad praskies tą turinį, nes aš esu aš. Ir tada tokie draugai sako, tai tu daug reklamų, aš net nelabai ir pastebėjau, nes lyginant su kitais influenceriais, kur ten tom influenceriam moteriam, kurios ten daug reklamuoja, tom tokiam, tai sako, tu taip gerai padarai tą turinį, kad atrodo, kad net nėra čia reklama. Ten įsiintegruoja kažkoks dalykas. Tai aš irgi taip stengiuosi, kad ne sausai pristatyti, o per kažkokį ar ten trendą, ar kažkokį komedį, kažką, ar kažkokį montažą. Ir pastebėjau, kad jeigu, aš realiai taip darau, kad aš realiai, kai darau turinį, tai galvoju, kaip padaryti, kad jisai paeitų. Lyginant su visko kitu, kas yra įkelta. Ir jeigu tiesiog sausą kažkokį pristatysiu tą produktą, tai niekaip nepaeis. Man iš karto vienas tavo reelsas, man atrodo, ne taip ir senai įkėlė į galvą šauna, kur tave pastumė ir tu tą dripą pristatai. Tai. Clever, ta prasme. Žiauriai smagiai, kad tas paėjo. Tu labai aiškiai parodai tą išmanimą, kad, come on, žmonėm patinka dramos, žmonėm patinka street ten tie visi interviu ir interactionai ir tu sulipini viską į vieną. Čia iš tikrųjų, kas nėra matę šito
Andriaus Reelso galėsiu kur nors nuripinęs iš kanalo į šoną įdėti, kad suprastų, apie ką mes čia kalbam. Bet aš tai pažiūrėjau ir galvoju, okei, aš matau, ką tu čia padarai. Bet Jo. labai smagiai susižiūrėjo, man pačiam patiko ir į feedą išmetė, tai labai gera idėja buvo. Tokia paprasta iš pirmo žvilgsnio, bet, dažniausiai tas, kas paprasta, geriausiai ir veikia. Jo, kartais aš jaučiu, kad šitą padarysiu ir paeis. O kartais būna, kad ar tikrai šitas paeis ir nepaeina. O kartais būna, kad jauti, kad paeis ir nepaeina. Ir tada galvoju, palatai, kodėl čia nepaeina, kažkaip čia dabar. Ir tada jau nebedarai tokio kažkokio panašaus. Arba būna, kur įkeli ir paeina ir tada padarai kažką panašaus, techniką panašiai, ką ten darai ir nebepaeina. Ir tada galvoju, nes toks žiauriai varijuoja šitas visas mano. Aš labai pastebiu, kai apžvalgą savo darau į TikToką, kad jeigu pasakau, net jeigu aš ir nuoširdžiai taip galvoju, kad tarkim kažkoks apžvelgiamas įrankis ar įrenginys yra tikrai geras ir aš nelabai turiu prie ko prisiknist, aš vis tiek turiu sugalvoti, prie ko prisiknist, kad jau, nes žmonėm kažkodėl tai patinka. Okay. Ir jeigu aš padarau viską per daug tobulai, aš net per peržiūras labai jaučiu, kad tipo, per gerai atsiliepiau. Kad nėra čia tobulų dalykų. Netgi jaučiu gerai veiktų kaip hukas, tipo, kad šitas telefonas turi žiauriai blogą savybę ten kažką. Ir tada prasideda review, kad viskas gerai, bet vienas dalykas blogai nėra Bluetooth'o, kažką. Čia labai paprastas pavyzdys, net ir su paskutiniu mano apžvelgtų įrenginiu Samsung Frame Pro apžvelginėjau. Ir aš čia mėnesį laiko turėjau. Žiauriai fainas įrenginys. Tikrai. Ir, tavrasme, antirefleksinė danga žiauriai faina. Čia galėjau studijoje pilnai langus atsidaryti ir viskas labai decent matosi, žinai. Man vien pats faktas, kad gali pasikabinti ant sienos ir neturėti laidų, žiauriai krūtai. Ir nėra ten to latency ir panašiai. Bet, žinai, galvoju, irgi negali sakyti, kad tik tai taip. Tai kas čia blogo. Ai, tai gerai, kadangi frame'as sukurtas kaip ir pristatyti visus ten tuos meno kūrinius ir kaip paveikslą turėti ant sienos. Ai, mokamas subscriptionas. Ai, tai nusipirkau teliką ir dar mokėti turėsiu. Labai blogai. Taip negalima. Tai teko, žinai, bet jo. Tie scroll stopperiai, aš matau, kad yra neišvengiamas dalykas trumpo turinio formai ir pats stengiuosi aktyviai tai naudot. Kartais tai yra man neįprasta, nes esu įpratęs būtent prieš kamerą, žinai, sėdėti ir apžvelginėti ir vėliau birolą kažkur panaudot. Bet dabar vis aktyviau ir aktyviau stengiuosi naudoti kažkokią kitokią ir platesnį pritaikymą visai kūrybai. O klausyk, gerai, judant toliau. Šiaip, kaip atrodo ta tavo diena kaip kūrėjo? Atsikeli ryte, sėdi į mašiną, imi kamerą ir filmuoji? Ar kaip nusprendi, kad jau turi pakankamai medžiagos vlogui? Kaip tai vyksta pas tave? Aš kaip visą laiką skirtingai. Labai priklauso, ką turiu tą dieną padaryti. Ir kartais įkrentu į tokią, kur reikia man sumontuoti kažką, bet jau žiauriai nenoriu. Tai būna, kad nieko neveikia tą dieną. Tipo, ties šito veikla, kad jau. Ir žinau, kad reikia sumontuoti. Tai, pavyzdžiui, mano labai kenčia tie asmeniniai YouTube'ės videkai, kur ten dabar, nuvarysim į Japoniją, nufilmuosiu keletą videkų. Tai jau per visus metus dar nebaigiau jų išleis. Nes jos irgi būna tas momentas, kad kol filmuoja, atrodo viskas žiauriai fainai, žiauriai čia krūtai daug pridarysi turinio ir tada grįžti ir vaibas praeina ir toks. Realiai ant montažo, viskas ant montažo stringa. O šiaip kaip atrodo diena, tai labai priklauso nuo, tarkim, reikia Reelsų nufilmuoti, tai tada važiuoju kažkaip tas filmavimas Reelsų, tai labai irgi priklauso nuo Reelso, ar reikia dar kažkokio papildomo žmogaus, ar galiu pats nusifilmuoti. Mano mėgstamiausi dalykai, kuriuos filmuoju, tai yra, kai aš vienas viską darau. Turiu kamerą, galiu pasistatyti ją, nereikia, kad jinai judėtų, nereikia kažkam duoti. Reelsas irgi tas pats, kad nereiktų iš šono pafilmuoti. Tiesiog, kad yra jau gera idėja ir kad tą galiu padaryti vienas. Mano čia best, most satisfying dalyk, tipo šitam visam kūrybai, kas man labiausiai patinka, tai kai viską galiu padaryti vienas.
Jeigu reikia kitų žmonių, tai tada jau man prasideda keblumai, nes man reikia su jais derinti, ar jie galės, ar negalės. Tai va, tas man užknis labiausiai, kad reikia planuoti. Ar prieš kurdamas, galvodamas Reelso idėją, pirmiausia bandai sugalvot kažką grandiozinio, būtent taip, kad tik tais vienas galėtum įgyvendinti ir tada kartais netgi paaukoji geresnį idėją, jeigu tam reikia žmonių? Kažkaip, aš dar toks esu, kur labai deadline'ai man padeda daryti dalykus. Jeigu ateina deadline'as, tada gerai reikia daryti. Ir tarkim, paprašo, kad atsiųst skriptą Reelso, nu kažkoks užsakovas. Reikia skripto Reelso. Reelsui skripto. Ir tada aš sėdžiu, rašau skriptą. Manau, kad šitas visai neblogai tiks. Bet čia plėma užsiknysiu planuoti, nes reikia... Va dabar aš turiu šiandien nufilmuoti šitą. Reikia papildomą žmogaus, reikia dar paimti rekvizitų keletą ir reikia dar, kad kažkas pafilmuotų. Nu nieko, kažkaip. Bum, skriptas yra, išsiunčiau. Tada ateina ta diena, kai jau reikia planuoti. Va, tai dabar yra ta diena, kai reikia planuoti. Ir 14:10, tai čia už poros valandų turėtume filmuoti, bet dar neturiu rekvizitų. Bet manau, kad galvoju, žinau, kur viską gauti, tai turėtų paėti. Ok. Tai žodžiu, patinka tau tie deadline'ai. Nu, kaip ir ne, bet man jie taip labai padeda. Okay. O klausyk, tu paminėjai tokį dalyką, kad rašai skriptus, tai yra to planavimo, vadinasi, pas tavai vis tiek kažkiek. Skriptus rašai, turi kažkokią savo metodologiją, kokio freimo laikais įkurdamas? Ar tiesiog kiekvieną kartą skirtingai? Realiai skriptus rašau, kai yra skečas. Kažkokį skečą reikia nufilmuoti. Ir tada netgi aš pastebėjau, kad man patinka net vos ne kiekvieną kadrą įsirašyti, kaip atrodys. Nu, ir tada daryti checkpointais, aš maždaug įsivaizduoju, kaip turi atrodyti ir tada susirašau, tas ten tą pasako, vienas kadras, į nautus tiesiog, į nautų appsą, kiekviena eilutė, naujas kadras. Ir kas turi pasakyti maždaug. Ir tada, kai filmuoji, tiesiog susižymai, ką jau nufilmavai ir tada šiaip daug lengviau viskas, po to ir editint lengviau ir pavyksta. Anksčiau tai filmuodavau tiesiog iš galvos. Taip, čia taip maždaug matau, čia taip. Ir tada reikėdavo pritempt kaip nors, uždengti kadrais, nes kartais nepavykdavo. Bet pagrindė toksai, va. O nuo kada pradėjai planuoti taip atidžiau ir kad pastebėjai, kad čia visai geras dalykas? Kažkada reklamavom tenai, mes dariau tokias serijas Maximos tokių Reelsų. Ir ten jie labai specifiškai paprašė kažką, kad būtų toks kaip skečas ir ten tokius produktus jie turėjo, kurie yra ten vos ne aštrų padažą reklamuoju, o tenai yra iš tikro aštri lyderystė, įsidarbink į Maximą. Okay. Ir tokia perkeltinė prasme labai. Ir tada mano draugas Adomas padėjo man filmuoti ir sako, davai įsirašyk kadrus. Taip sakau, ai nereikia, aš čia visą laiką iš galvos darau, čia gausis. Ir tada mes padarėm tą vieną Reelsą ir tada editinu. Taigi pamiršom iš naujo, atgal į mašiną. Ir nuo tada, kai jau susirašiau viską, tai žiauri smūv viskas praėjo galvėl, tai čia tikrai gera idėja. Reikia tiesiog išsirašyti ir daug lengviau, daug greičiau tada viskas gausis. Tai žodžiu, tu vadovaujas taip net nerašyta tokia taisyklė learning by doing. Jo, visada. Viskas per patirtis ateina. O turi kažkokių patirčių, kuo net nežinau, kas būtų gal tau kūrybos kely labai pagelbėję ir palengvinę ir ką verta žinot net ir žiūrovam, kad tarkim galbūt padarai kažkokių klaidų kuriant ir norėtum pasidalinti, kad jei būčiau žinojęs, būtų buvę viskas daug geriau. Kažkaip jaučiu, tas yra geriau padaryti, jeigu filmuoji, tarkim, galvoji, ai čia biški nepaėjo, bet nieko, čia editė, tipo, išspręsim, paustė. Bet gali perfilmuoti. Tai geriau perfilmuok ir tada tą išspręsi, gal išspręsi tą editę, bet jau geriau turėti tokį normalų, negu po to ten bandyti ir gal net nepavyks tam paustė išspręsti tenai visko. Nu tai bet čia toks klasikinis. Kažkokių dar palauk. Kažkaip atrodo, kad kai filmuoji, geriau viską padaryti daug namų darbų, negu po to bandyti montaže ar ten kažkur išsprendinėti. Tai ir su skriptais tas pats, ir su ten visokio apšvietimu, ir su mikrafais.
kažkada net kažkas sako, tipo, ai tai ką čia tas vėjas su AI, tipo, išintegruosim. Tai geriau, tipo, palaukti ar kažko apsidėti kažko, negu bandyti vėliau išspręsti, nes, nu, daug geriau gaunasi iš karto, jeigu padarai, negu po to ten kažkaip programiškai bandai tai išspręsti. Tai iš Tai esmės čia tai vadovėlinis pavyzdys ir teorija sako, kad praktiškai visam va, tokiam kūrybiniam procese, kai mes kalbam apie video darbus, turbūt 80% darbo yra padaroma preprodukcijai. Jo, Ir jo. jeigu iš tikrųjų gerai susiplanavai, jeigu susiplanavai išsirašai kadrus, susigalvoji lokacijas, rekvizitus susirinkai, tai ten mažą darbelį gali padaryti labai greitai, efektyviai ir tada ir montažo laikas kartais trumpėja. Jo, jo, true. Dar kažkokį bandau prisiminti specifišką. Žinau, kad tikrai buvo, bet kažkaip dabar neateina į galvą greit. Nieko tokio, gal vėliau prisiminsi, pasidalinsi. O kaip galvoji šiaip, bet įmanoma iš to, ką tu darai, Lietuvoje galbūt sukurti komandą, kad vat, stabiliai išsilaikyti save ir kažkokį, nežinau, pagalbininką vieną, du, kad tai būtų verslas? Jo, manau, kad, nu, aš vienas darau šitą realiai ir man kaip ir kinda pavyksta. Bet yra, pavyzdžiui, nežinau, nu, mes nesam labai artimi draugai su Antanu Jot, bet kiek istorijų žiūriu, tai jis tenai visą turi savo vos ne productioną. Ir ten daug visokių dalykų jisai daro. Gal čia dėl to, nes jis ir turi, ir kūrė turinį. Ir jisai ten studiją kažkokią atidarė ir padeda filmuoti kitiem, daro visokius ten after movies. Ir tai manau, kad labai panaši veikla ir labai jisai daug išsiplėtojo. Tai manau, kad jo įmanoma. Bet čia, vat, matai, tai ką jisai daro, jisai nuėjęs į būtent video produkcinę dalį, iš ko tikrai galima turėti kažkokį Lietuvoje verslą, ar bent jau kažkokią mini struktūrą. Bet Jo. ką aš turiu galvoj, klausdamas galbūt, įsivaizduoju, kad aš turiu YouTube kanalą, Mhm. esu ten, tarkim, kanalo veidas, va, arba tu šiuo atveju, ir va, kad turėtum full-time editorių, kad turėtum labai aiškę planuotę, kaip kada koks kontentas išeina, kiek jo per mėnesį turi padaryti. Kaip galvoji, realu, va, taip Lietuvoje užauginti tokį struktūrą? Jaučiu, kad taip, nes, nu jo, reikėtų mokėti nemažai pinigų visiems tam editoriam ir planuotojam, bet dabar tiek daug peržiūrų kai kurie turi, tai manau, pavyzdžiui, Samoškais irgi, aišku, viską daro, turbūt vienas gal turi kokią editorių, aš tiksliai nežinau, bet pas jį peržiūros tai yra insane. Ir atrodo, man toks paprastas turinys jo, nu, iš montažo visos pusės, kad tiesiog viskas sudėliota ir kaip jisai išlaiko tą visą retentioną, bet peržiūros yra insane. Tai manau, kad vien tik iš tų peržiūrų jisai nemažai turėtų uždirbti, lyginant, tarkim, ten su mano visokiais stetsais. Ir manau, kad su panašiom peržiūrom galėtum tiek užsidirbti, kad galėtum mokėti editoriam ir ten kažkam. Šiek tiek gal mažiau gautum pats, bet manau, kad didelį kanalą galima būtų pastatyti. Tai iš esmės, bet matai, Samoška yra labai unikali turinio kategorija vien dėl pačio fakto, kad jisai daro dalykus, apie kuriuos žmonės galbūt pagalvotų, bet patys dažnu atveju neišdrįstų. Jo, gali būti tas. Bet vis tiek, man kažkaip yra žiauriai keista, kad vien tik tai iš to viso sudėliojimo turinio, jis man toks yra paprastas ir taip visus pritraukia. Tai vat man, nežinau, man niekada atrodo taip nepaeitų, jeigu aš padaryčiau kažką panašaus. Aišku, jis iš savęs toks labai yra irgi, nu jo tokia personality labai geras turbūt. O dar ir, pavyzdžiui, Pildiko kanalas irgi belkiek daug peržiūrų surenka, tik tai jo nemonetizuoja. Okay. Tai negaliu pasakyti, nežinau tiksliai, kokie būtų stetsai, bet irgi belkiek daug peržiūrų, ten top 3, 4, 2 kanalas, tipo per mėnesį būna Lietuvoje. Ir nėra šiaip labai daug, kad tenai žmonių, aišku, kiekvienas editiname savo videkus, bet manau, kad jeigu va taip susikaupti ir surinkti kažkokiu kūrėjų ir padaryti tokį productioną kažkokį mini, kad eitų tie videkai, tai manau, kad įmanoma padaryti
gan Nes aš big. galvoju, kad turėtų būti įmanoma, tik tais turėtum turėti, nes jeigu tu turi stabilų turinio kiekį per mėnesį, jeigu tu generuoji peržiūras, o peržiūras generuoji, turi gerą retentioną, apie kurį tu jau kelis kartus paminėjai, galėsim šiek tiek apie tai ir prasiplėsti. Jeigu tu turi tą gerą retentioną ir tikrai geras peržiūras ir tikrai didelį turinio kiekį, tu turi labai daug reklaminio ploto, kurį gali pardavinėti. Pirmas dalykas su integracijom, antras yra YouTube adsai. Dabar, kaip suprantu, CPM yra šiek tiek kilstelėjęs Lietuvoje, kas yra visai faina. Ir mačiau dabar YouTube, tarp kitko, kaip ją vertini, čia gal dar nežinau, ar būsi pastebėjęs, bet dabargi YouTube'as atnaujino savo ad policy ir ten tų reklamų kiša bele kiek. Aš jų nematau, nes aš turiu premiumą YouTube'o nusipirkęs. Ir aš irgi. Ir aš apie tai sužinojau tik tais iš kelių YouTuberių, kur irgi kalba apie techninius dalykus ir jie man parodė, į kiek reklamų YouTube'as įdeda į 3 valandų video tipo reportažą, podcastą. Tai ten vos ne kas 3 minutės. Uik tu. Ir per visą videką? Jo, per 3 valandas žiūri kontentą, bet kas 3 minutės po adsą įmeta. Oho. Tikrai. Vėliau sakė, eina ir rankom išiminėja ten, nes, gali išimti, pane. Jo, ir dabar gali išimti. Aš dar tą žinau, kur tipo gali paskirsti tai specialiai dar ant kažkokių reklamą įmetu, kai ten, kas čia bum reklamą tada, kad irgi išsilaikytų. Good. Nu tai va, matai, yra kažkokių triukų, kurie... Yra šitą. Tik dažnai pamirštu, paleidžiu videką ir tada, dar reikia reklamą sudėliot. Okay. Ir jeigu ne YouTube'inį, tai net nežinai tokių dalykų, kad reklamas gali specifiškai įdėti tam tikrą vietą. Ar tekę, kad nors iškirpti kažką iš jau įkelto videko per YouTube platformą, nes yra irgi tokia galimybė? Jo, yra tekę. Kartais būna kažką ten užfilmavom oro uoste ir tada parašė darbuotoją kažkokią, šitą reiktų ištrinti, čia negalima. Tada per tą tokį žiauriai lievą YouTube'ės editorių, kur ten vos nėra visiškai tikslumo bandai iškirpti. Nu, bet išsikerpa ten vis tiek kažkaip. Tai yra tekę blurinti irgi visokių ten dalykų. Bluras ten dar prasčiau veikia ant to editorius. Šiaip crazy. Gyvenam 21 amžiui ir jie kaip nepadaro normalaus. Jo, kur tipo CapCut'as yra web editorius, kur ten insane viską gali padaryti geriau negu per kokį premjerą. YouTube'ės editorius ne, kaip 2009, kaip išėjo, taip ir veikia. Ir anksčiau. O gerai kalbėjai vis apie retentioną. Ką darai, kad tas retentionas būtų? Ir kaip, gal tu net ir žiūrovom, kad jau man pačiam nereiktų įsiplėsti, kaip tu pats paaiškintum žiūrovui, kodėl tai svarbu, kam to reikia ir apie ką mes čia kalbam? Jo, tai realiai geriausias dalykas algoritmai, man atrodo, yra, kai tavo turinį išžiūri kuo daugiau nuo pradžios iki pat galo. Ir tada, kai aš bent jau darau savo kažkokius videkus, tai mąstau šiek tiek, kad va taip ir būtų, kad apie žiūrovą, jeigu jis važiuės šitą video, kaip jisai padarys, kad kaip man reikia padaryti, kad nebūtų jokių nuobodžių vietų ar kažko panašaus. Ir aš nelabai šiaip moku, nesu pats geriausias šito dalykas, darytojas, nes man kartais tiesiog būna, tarkim, vlogė, gaila iškirpti. kai kurios momentus. YouTube'ės vlogė, pavyzdžiui, ten mes su draugais kažką henginam ir aš galvoju, kad šita vieta bus įdomi labai nedaug žmonių, bet pavyzdžiui, jeigu dabar žiūrėtumėm su draugais šitą, tai mums tai būtų įdomu šitas dalykas. Ir kartais aš tokį keliu turinį darau dar dėl savęs labiau negu dėl kažkokių peržiūrų ar kažko, bet, tokie pas mane du fightina dalykai, tipo, dvi pusės fightina. Ir kartais net jeigu padarau tokį dinamiškesnį, įdomesnį ir iškerpu tas dalis ir po to po daug laiko žiūriu ir galvoju, čia gerai padaryta, čia fainai susidėliojo, o jeigu neiškerpu, tai šitas biški nuobodžiai, bet fainai čia leidom laiką. Tai va toks yra ir tada visiškai kitaip yra Reels'ose ir TikTok'e, kur tenai visiškai dinamiškai bandai, arba kažkokį bandai pristabdyti, ar su muzika, ar su kažkokiu užhypint, pakelt, nežinau, daug visokių yra tokių technikų, kaip aš bandau tą padaryti. Kartais gaunas, kartais nesigauna, bet pagrindė aš kai montuoju, bandau būti
savo turinio žiūrovų ir lyginant su kitu turiniu, kaip jis paėjo arba nepaėjo, bandau O pataisyti. turi kažkokią išvalgą, kas visgi dažniau paeina, kad, vat, jeigu šitą naudosiu, bet galbūt kažkaip kitaip biški pasuksiu, man vėl paeis. Tai vat paskutiniu metu Instagramo storiuose pastebėjau, kad reiktų įkelt kažkokių tokių labai jau pritraukiančių storių prieš keliant tą visą, ką reikia tau pasakyti, tada daugiau peržiūrų būna. Pastebėjau tada, kad YouTube'ai, pavyzdžiui, pas man tą, jeigu žiūri visą grafiką, retentioną, kad žiauriai nukrenta, jeigu yra kažkokia integracija, kur sakai, o dabar sustabdom video ir reiktų integruoti irgi į labai, pavyzdžiui, Mr. Beastas gerai daro, jisai viską integruoja į savo kažkokį veiksmą, tarkim. O dabar ten važiuoja traukinys, o kol važiuoja traukinys, aš noriu papasakot ir tada noriu papasakot apie kažką, tada grįžta vėl prie to viso traukinio ir taip sučiopina, kad tas biškito. Tai va tas gerai veikia, nu, turėtų, manau, gerai veikti, bent jau man, nes tiesiog tu nori pamatyti tą veiksmą ir kad įsiintegruoja kažkokią žinutę, tu dėl to neskipini, nes tada praskipinsi tą veiksmą. Tai reikia kažkaip pagalvoti, kad žmogus, jeigu nori skipinti tavo kažkokią ar reklaminę, ar kažkokią žinutę, kad jisai nenorėtų to skipinti, nes yra kažkoks įdomus veiksmas. Jo, kažkaip taip gal. Okay. Šiaip geras patarimas ir, nu, pakankamai praktiškas. Ir šiaip Mr. Beasto pavyzdys yra turbūt jau klasikinis, nes jisai savo darbą išmano bičias, tai wow. Jo. Aišku, ir komanda turi belę kokią dydžią, tai klausimas, ar čia reikia dar ir tuo ir stebėtis per daug. Jo, bet žiūrint jo video, tai gali į savo vos ne visokį turinį prisitaikyti. Jisai, kadangi ten vos ne geriausias yra retentiono, viso žiūrovo dėmesio išlaikymo žmogus YouTube'ai, tai vos ne kiekvieną turinį gali įsiintegruoti jo visokių technikų. Vertini visą šitą beastification trendą, nes, nu, tarkim, net ir tech apžvalgose mes, tarkim, galim paimti kokį MKBHD, kuris yra visiškai toks chill guy su paprastu editu, viskas clean, gražu, viskas faina. Ir tada ten yra koks nors Mr. Who's the Boss, kuris straightforward ima didelius captionus, ten trekina galvą, ten, nu, išlaiko tą retentioną, bet aš ir dabar iPhone'o pristatymą vakar žiūrėjau ir taip galvoju, too much gal man jau biški. Ja, nu jau čia atsirenka žiūrovai savo, tipo, vieniem toks labiau patinka, kitiem kitoks. Man gal irgi kartais šiek tiek jau pradeda užknis toksai, nes labai daug jau visi tą patį daro. Ir man netgi kaip pačia kūrėjų aš net pastebiu, kad jau vėl pradeda išpopinti tokie paprastesni videkai. Kai visi pasidaro vienodi, tai tada labai išpopina kažkokie kitokie videkai. Ir dabar, kadangi yra tas visas trendas to tokio fast ir tų captionų, ir garsų, ir zoomų, tai jo dar vis veikia jisai, dar vis įdomu žiūrėti, bet labai daug atrandu užsienio kūrėjų, kur tiesiog paprastas thumbnailas, kažkoks tenai mažosiam raidėm captionas, kas ir visai įtraukia ir aš paspaudžiu ir jis tiesiog pasakoja kažką ir irgi komentaras irgi rašo, kad ten tipo clean turinys, čia new YouTube era, tipo grįžta vėl personality ir ten visokie. Man dėl to labai patinka apie technologijas, tiksliau, susijęs su technologijom, bet jisai apie technologijas kalba tokio vlogo principu, labai clean, gražiai sufilmuota, yra toks Andrės Vidoza. Žiauriai kietas bičas, Kanadoje gyvena. Aš galiu paguglinti, gal aš žinau. Andrės Vidoza. Aha. Ok. Jo, nežinau. Bet gražus paminėjau. Žiauriai kietas bičas. Manau, tau tai iš vis turėtų patikti. Dabar ką tik nusipirko Dream Carą Ferrari į savo. Ok. Žiauriai fainas, toks, nu, labai paprastai kalbantis apie dalykus. Okay. Pirmai minėjai tokį vieną dalyką, kad kartais jauti, kad turinys vat tiesiog paeis. Yeah. Iš kur tas pojūtis ir kaip nusprendi, kad vat visgi paeis? Ar čia skonis išlavintas, išpuoselėtas, ar visgi kažkoks žinojimas iš patirties? Kažkaip atrodo, kad iš praeitų reels ar videokų ar kažkokio turinio, kad tie vat paėjo ir čia
kažkas tai panašiai yra. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes filmuojam kažką žiauriai linksmo su broliais ir sesėm, jeigu irgi jie yra kadre ir mes visi juokiamės, ar ten kažką prikolinam viens iš kito, ar kartu, tai jau žinau, kad šitas paeis turinys. Nes anksčiau visi tokie su broliu sesėm paėjo. Bet, pavyzdžiui, kažkada čia nesniai įkėliau, nu, ne, prieš metus kokius mažiau biški video iš kalnuose mes buvom slidinėt su broliais ir sesėm ir ten tikrai linksmas videkas nelabai paėjo. Tai va tas buvo keista man. Okay. Bet jo, tai realiai turbūt, kad iš patirties, iš praeitų visų videokų kažkaip turiu tokį susidaręs, kas galėtų, kas galėtų. Bet tas pajutimas ateina dar prieš kuriant, ar jau kai sufilmavai, atsisėdai montuot, esi jau įsibėgėjęs ir tada tas pojūtis ateina? Vat tas toks žiauriai užtikrintas, kad šitas turi paeit. Tai realiai jau prieš filmuojant kokią idėją, tipo, kai turiu susidaręs, kaip atrodys tas video, tai tada iš to realiai. Ar yra kažkoks, nežinau, metodas, kaip brainstormini, kuri idėjas? Va šitas va geriausias man. Bet, nu, labai pastaruoju metu tai tiesiog daug labai esu išsiseivinęs visokių TikTokų ir Reelsų, kur, nu, va tokį kažkokį tikrai galima kažką iš šito integruoti į savo, kad paeitų. Ir tada dažnai, kai jau yra kažkokią reikia idėją sugalvoti, tada tą scrollinu tos savo folderiuką ir žiūriu, kaip čia ką galėčiau apjungti, kad padaryt tokio, kokio man reikia. Bet šiaip dažnai tiesiog ateina. Aš nežinau, tiesiog būni ir, tokį reikia padaryti. Ir tada gaunas. Arba dar aš labai mėgstu visokį gyrą ir techniką, tai man padeda visokie, pavyzdžiui, reiktų pabandyti su green screenu kažką nufilmuoti. Ir da bum 3 paskutiniai reelsai su green screenu išeina. Okay. Tai dabar esu ant AI temos Runway, vakar nusipirkau tą subscriptioną. Tai dabar gali būti, kad reelsai, kurie išeis, tai bus su Runway integruota kažkokia. Žodžiu, tu labai prisitempi idėjas prie to meto trendo, kas tau žiauriai įdomu. Jo. Ir čia bandai pritaikyti. Ir šiaip daug kur, nu, tipo, visokia technika, nu, tarkim, nežinau, naują kamerą. Arba užsihypinu, kad reikia color grading išmokti. Ir kažkokį pluginą randu color gradingo, tada viską ant S-Log3 filmuoju ir tada bandau nuspalvinti gražiai. Tada biškai jau užknisa šitas, tada vėl filmuoju ant paprasto profilio ir tas irgi biškai daro įtakos, kaip atrodys kažkoks blogas. Jeigu ten ant S-Log3, tai biškai labiau cinematic, kamera pastatyta ten kažkoks. Ir labai, jeigu aš nežinau, ar kiti mato, bet kai aš žiūriu savo video, tai matau, kas man buvo tada įdomu ir kaip tas praeina. Kai kurie tipo būna toks laikotarpis, kai jau tiesiog kamerą laikau ir pasakoju ir vapšė nėra jokio birolo ar tenai montažo, o būna, kad vos ne visas videkas pastatytas ant birolo ir voiceoverio. Ok. Ar esi pajutęs, kad kažkuris vienas formatas geriau biški veiktų? Kažkaip, aš dabar esu pajutęs, kad viskas yra dėl tos pirminės idėjos, kokia jinai yra, nu, ypač YouTube'ai. Ir net ar yra kažkokia, kur klausė apie brainstorminimą, tai, pavyzdžiui, YouTube'ais videkus, ypač įpildyk, nes jų tenai aš gan daug keliu, tai idėja labai, man pirma yra koks title bus, kaip atrodys thumbnailas kinda, ir žinau, kad šitas gali išpušinti visą videką ir tada pagal tai statau videką. Nu, pavyzdžiui, tenai žinau, kad dabar neseniai sumaišiau visus gėrimus į vieną. Ir žinojau, kad šitas paeis, nes niekas taip nedarytų ir jisai toksai yra to kanalo. Pasakai man jau iš karto toks to kanalo jau yra toksai, jau žinau, kad to kanalo žiūrovai žiauriai žiūrės šitą videką ir tenai jisai jau virš 100 000 peržiūrų turi, nepraėjo dar 2 savaitės, kaip jisai išleistas. Ir jau žinau, kaip atrodys thumbnailas, kad tiesiog aš būsiu, daug bus gėrimų, arba kažkokį dar įdėsiu, tipo, kaip atrodys ir jisai bus užblurintas. Ir žinau, ir videkas nėra sudėtingas kažkoks. Aš tiesiog norėjau šopams, pirkau daug gėrimų, sumaišiau, daviau paragauti kitiems ir pats paragavau. Tai ir tiesiog šitam videke gavosi, kad klausimas, ar skanus tas gėrimas, ar neskanus. Tada ten turiu visokių idėjų, pavyzdžiui, praleidžiu naktį balkonė. Iškart žinau, kad paeis, nes title, tipo,
atrodo, kad kažkoks toks turi būti title, ko pats žmogus nedarytų. Netgi aš pats galvoju, ko aš nedaryčiau, jeigu pamatyčiau tokį tą YouTube'ai pavadinimą ir thumbnailą, man įdomu, aš paspauščiau. Tai tokį sugalvoju tą visą pavadinimą, kaip atrodys, ir tada biški kaip thumbnailas turėtų prie to pavadinimo atrodyti, ir tada žinau, kad videkas turėtų paėti. Okay. Tai visgi galvoji apie tą įpakavimą, nes čia irgi norėjau klausti ir labai faina, kad papasakoji net nepaklaustas. Jo, tai Pereinant prie, vis tiek žinau, kad labai skubi, tai klausimas toks irgi į asmeniškesnę pusę. Kaip visgi tvarkaisi su tuo, kad tavo gyvenimas yra pakankamai matomas? Jo. Kaip tau pavyksta, žinai, susitvarkyti? Ir gali net prie to pačio pridėti, ar Andrius Talžūnas yra personažas, ar esu koks esu? Šiaip atrodo, kad esu koks esu realiai savo tose videokose. Gal šiek tiek biški labiau užsihypinęs, bet, pavyzdžiui, dabar, kai mes kalbam, tai aš irgi esu tiek pat užsihypinęs, kiek būnu prieš kamerą. Aš gal nesu kiekvieną dieną toks, kaip esu per videokus, bet būnu toks, kaip per videokus irgi kažkiek laiko. Yeah. Tai jo, man atrodo bent jau. Gal kiti iš šono pasakytų ir kitaip mano kokie draugai. Ar kad jautiesi įspaustas į personažo rėmus? Kartais pagalvoju, kad gal įdomu būtų padaryti tokį ir kažkokį šiek tiek more spicy turinį, bet jeigu jaučiu labai norėčiau, tai ir padaryčiau tai. nežinau, ką turiu omeny su to more spicy ten. Fantazija gali įvairi sukilti. OnlyFans.com/talžūnas. Ką? Ar tu planuoji daryti lietuvišką Hot Ones? Hot Ones? Ne. Kažkas mačiau bandė daryti su Fronkauliais. Ok. O dar ką klausai, dar prieš tai kažką buvau sugalvojęs irgi. Tai mano klausimas buvo, ar jautiesi įspaustas į personažo rėmus? Ar dar kad viešas labai tas mano, bet kažkaip aš nelabai jaučiu šitą. Jo, kažkur nuvarau į prekybcentrį ir mane atpažįsta ir ten prašo nusifotkinti. Tai visai šiaip fainai dažniausiai, nebent ten kokie būna, kur ten jau tokie kieti bičiukai ir ten kažką. Tai šitas niekada fainai nebūna. Tai kartais ir į kokį ten prekybcentrį, kai reikia kažkam spirkti vienam nesmagu eiti, nes žinau, kad ten bus tokių personažų. Bet overall tai nelabai jaučiuosi, kad labai stipriai kažkaip kitaip norėčiau. Jaučiu. Nes iš esmės, vis tiek ta auditorija, milžiniška, nepabijokim to žodžio, 119,000 subscriberių. Mes čia kalbam apie beveik 30 milijonų peržiūrų nuo 2013 metų. Tai turbūt pradėjai kelt gal kiek vėliau. Bet, skaičiai yra tikrai nesuvokiami ir tikrai ne kiekvienam Lietuvoje pasiekiami, nes 100,000 subscriberių turbūt netiek ir daug lietuvių yra kirtę. Jo, galėčiau geriau. Aš kažkodėl irgi galvoju, kad tu galėtum geriau, jei varytum tiesiog dažniau. Kažkaip dažniau, jo. Aš šiaip daug... kažkaip labai... Aš galvoju, kad būna pas mane tas, kad, pasidarysiu tuos darbus, kurių reikia, tai ten tos reklamos užsakovo visokie dažnai ateina, tai tos pasidarysiu, tada pasidarau Pildiko videokus, kur šiaip irgi, kaip darau Pildiko videokus, man, kai jau padarau, aš jaučiu savį, padariau video, dabar galiu šiek tiek laiko skirti, kad iki kito video turi praeiti. Ir tada, kai jau viską pasidarysiu, tada darysiu savo channelį. Ir tada, kol pasidarau, tą ateina dar nauji šitie ir tada biški taip kažkaip nespėju. Gal tas mano plano toks nevedimas. Turiu kur improvint. Žinau viduj, kad turiu kur improvint ir šiaip šitas irgi yra mintis tokia man kinda gera, nes jeigu jau neturėčiau kur improvint, tai būtų dar man atrodo blogiau. Nes tada nežinau, ką daryti. O dabar tai žinau, kad, dar šitą galiu padaryti, tai žinau, kad dar vietos yra. Iš asmeninės patirties kartais pagalvoju, vis tiek jau beveik 9 metus pats savo bosas, žinai, ir pats organizuoja savo laiką, pats organizuoja savo darbus. Ja. Kažką šiek tiek su YouTube knibinėjau, TikToką darau, klientinių darbų daug turiu. Ir tada, žinai, toks būna,
Ok, prisidaviau. Nu, dabar galėčiau savo padaryti. Nu, bet čia jau labai daug dirbau šiandien. Ir Taip, toks, taip. žinai, tas Jo, jo. ofiso mentalitetas kažkur išsijungia ir Jo, galvoju, jo. reiktų biški save griežčiau paimti už pakarpos ir Taip, taip. tiesiog pavaryti. Irgi taip pat jaučiuosi dažnai. Nu, kartais. Ok. Jeigu turėtum vieną patarimą Lietuvos kūrėjai, koks jis būtų? Pradėt kurt? O gal nereikia? Apie ką verta apskritai pagalvoti prieš pradedant kurt? Kažkaip atrodo, kad kai tu, jeigu nori pradėti kurt ir dar nelabai žinai, kaip tą daryti, tai kažkaip atrodo, pavyzdžiui, kai aš pradėjau kurti, man atrodė, mano videkai yra best. Nors dabar aš juos pažiūriu, nu tai negaliu žiūrėti, ant kiek jie yra cringe ir blogi, bet tuo metu man atrodė jie geriausi pasaulyje Lietuvoje videkai ir aš kažkaip jaučiau, kad jie, nu, turi paeit, nes jie tokie, nieks tokių nedaro daugiau videkų. Ir atrodo, kad ir aš net praktikavausi šiek tiek prieš tai. Va, dabar padarysiu video, tai pasipraktikuoju čia, biškai paeditinu ir kokie nors mano 5 practice videkai niekur neišėjo. Tai aš manyčiau, kad reiktų gal va tokią pasipraktikavimą padaryti, bet vis tiek daugiausiai išmoksti, kai pradedi tiesiog kurti. Čia jaučiu su visa veikla yra. Tai pradžiai gali nepaeit. Ir jeigu tu žiauriai nori daryti turinį, tai tiesiog žinok, kad pirmi kažkokie videkai, ten 10, 20, 100, 200 videakų, iš vis, nu, jie turėtų logiškai visiškai nepaeiti tau. Ir žinok, kad jeigu kursi toliau, tu improvinsi, tiesiog natūraliai improvinsi ir jeigu nenustosi kurti, tai greičiausiai, kad tavo videkai paeis. Tai manau, kad reiktų pradėti, tau visiškai nesigaus, bet jeigu tu būsi žiauriai dedicated ir mokinsies ir researchinti, kaip čia daryti, kad paeitų, tai tau tiesiog paeis. Manau, čia su visom veiklom taip yra. Ir jo. Ir jeigu galvoju, kad čia lengvas dar dalykas yra, tiesiog kur šitą turinį tiesiog kasdien biškį nufilmuoti ir padėtinti, tai taip nėra. O ką pasakytum tokiem, kurie galvoja, kad tai yra visgi lengvas dalykas? Jo, tai taip nėra iš tikrųjų, nes pirmas dalykas, kad paeitų reikia daug visokių, nebent esi žiauriai kažkoks charizmatiškas ir tau tiesiog natūraliai gaunasi pritraukti auditoriją, bet daug reikia apmastyti, daug reikia editint bent jau mano sferai ir dar labai kerta, kai nebepaeina, kai jau paeidinėjo ir tu atrodo esi big youtuberis, atseit Lietuvoje palyginus ir tada įkeli 3 vlogus ir jie visiškai nepaeina ir žiūri į daug mažesnius youtuberius, kurie surenka daug daugiau peržiūrų ir tada galvoji, ojo, ir tas kerta irgi stipriai. Ok. O šiaip tavo auditorija su tavim užaugo? Ar ateina vis nauja ir jauna? Yra ir tokių, aš pastebėjau, kad mano asmeniniam kanale, tai jo užaugo ir yra vyresnių, kurie žiūri tuos video ir gatvėje net tinku ir sako, o mes tavo, tipo, žiūrim, sakau, Piliko ar asmeninis, asmeninis gal okė, tai, tipo, tai tokie vyresni pagrindė net būna, o iš Piliko tai ateina jaunesni dažniausiai. Ok. Nu ir pabaigai aš visą laiką stengiuosi pagalvoti tokių pikantiškesnių klausimų, kuriuos reikia atsakyti trumpai, neįsiplečiant ir toks blitz faktorius gaunasi. Aha. Tai pirmas būtų toks apšilimo klausimas, kas labiau kelia nerimo? Algoritmai ar auditorijos nuobodulys? Auditorijos nuobodulys, manau. Nes jeigu auditorija nenuobodžiauja, tai automatiškai, man atrodo, ant to ir pastatytas yra algoritmas, kad jisai iškeltų. Ok. Jei rytoj prarastum visus savo turimus sekėjus, koks būtų vienas dalykas, kurį padarytum, jei norėtum visą auditoriją susigrąžinti? Oh my god. Jaučiu, kad YouTube'ai kažkokį big videką reiktų padaryti. Tokį, kur new start, big video. Okay. Ar kada nors sąmoningai sukūrei turinį, kuris žinojai, kad gali užtrigerinti auditoriją? Jo. Pavyzdžiui,
jeigu kažkokia drama vyksta Lietuvoje, tarkim, tai mėgstu istoriją kelti kažkokią apie tai, bet tipo tokį, kur buvo, pavyzdžiui, skandalas su ta Švepso foto būdelė. Specialiai nuvarėm į tą vietą, į tą būdelį, pasifoti, ar ten tą būdelį keliu kažką nepamenu. Tai va, tokius aš mėgstu biškai, kur aš nesu visiškai dramai, bet biškai tipo kažką. Bet suprantu, kas vyksta, ne? Jo. Okay. O kas labiau šiaip augina? Skandalas ar nuoseklumas? Skandalas augina greitai, bet greitai gali ir nukrist po to, o nuoseklumas tai tokia jau tavo auditorija ateina, kur greičiausiai, kad išliks ilgai, jeigu tu toliau nuosekliai viską kelsi. Ok, ir tada paskutinis. Kokia buvo didžiausia rizika, kurią priėmėjai, kurdamas turinį ir jį pasiteisino? Tuo metu išleisti virš 1000 eurų ant kameros. Jaučiu. Nežinau, arba, gal buvo ir kad tokių, gal visai, kad į tą Pildiko komandą vis dėlto pasirašiau prisijungti, nes irgi dvėjojau tuo metu, nes kažkaip nebuvo ten labai didelio atlygio ar kažko, bet galvoju, važiuojam ir tada kažkaip iki dabar dar kuriam, tai ir man atrodo, ten net tas paskatino mane kurti daugiau, nes ten reikia būti consistent. Tai tau iš esmės reikia komandos. Tau reikia komandos. Man reikia deadline. Kažkokį projektą ir tada bus Jo. laikrodukas. Ok, ačiū tau labai, kad sutikai sudalyvauti pokalbį. Ačiū tau, kad pakvietei. Labai greit praėjo. Pirmiausia, tai ačiū, kad pažiūrėjote iki pačio galo. O jei patiko šis video, nepamirškit paspausti laiko, paspausti subscribe ir žinoma, parašykite komentarą.